Su jumis tiem, kas tiki, pasižvalgykime apie jaunaties skaitymą. Pažiūrėkime, apie ką norės kalbėti. Kas būtų aktualu vieniem ar kitiem, būtų pirmas variantas. Taip pat primenu, kad gali tikti ne visiems, nieko nuostabaus, žmonių daug, energijų taip pat daug. Antras variantas. Trečiasis variantas. Ir ketvirtas variantas. Taip, pasirinkite savo variantą. Nesimato. Gerai. Padėsime šitus į šalį. Čia vat 4 variantai. Dabar žiūrėkime, dėkime po 3 kartus. Žiūrėkime kiekvienam variantui. Gerai. Pirmas variantas. Antras variantas. Trečias variantas. Noriu labai kalbėti. Taip. Ir ketvirtas variantas. Tai pažiūrėkime. Taip. Taip. 4 variantai. Pažiūrėkime pirmam variantui, kas yra aktualu. Atrodo, kartojasi žinutė po kažkokių susipykimų. Galbūt susipykote, galbūt norėjote kažkokių tai materialių dovanų, ar tai galbūt laukėtės ir tikėjotės, kad supras žmogus, kad jūs jau esate rimtai atėję į santykį, kad viskas bus gerai ir panašiai, bet įvyko griūtis. Dėl ko tai įvyko? Dabar žiūrėkime, dėl ko tai įvyko. Moteris nesutiko su vyro nuomonė. Kažkokio tai balanso nesilaikė moteris.
Vyras dirba, moteris kažkokio tai balanso. Turi susibalansuoti save, nežiūrėti į praeitį. Ir turėtų situacija pagerėti. Arba vyrukui reikia daugiau dirbti, kažkas yra nesusibalansavęs. Kažkas jaučiasi vienišas santykiai. Dėl to ir vyksta visa šita situacija, kai jūs atsisuksite atgal, kur buvote vienišas, pradėsite dirbti su savimi, su savo traumomis, su savo visais išgyvenimais ir panašiai. Galbūt kažkam čia reiktų netgi psichologų pagalbos arba kažkas galbūt galėjo sakyti, kad eik į darbą, žvalgosi į praeitį žmogus ir tiesiog nesigauna santykiai dėl to, kad yra žvalgomas į praeitį, reikia paleisti. Jūs esate visi laisvi. Taigi, toks būtų pirmas variantas. Antras variantas, pažiūrėkime. Taip, antras variantas. Padėkim, kad daugiau šviesos būtų. Kaip čia atrodo? Gerai. Atėjote į kažkokią tai vietą su intencija viską sutvarkyti. Jūsų atrodo, kad tai yra svajonė, pašaukimas. Ir jūsų stiprybė semiasi iš begalinio noro kažką tai įrodyti, kad kiti išgirstų. Ar tai veikia jums? Jūs tuščiai kiaurą pilstot tiesiog ir niekas jūsų nesiklauso, toks jausmas. Taip yra šiuo metu stagnacija, bet tai yra laikina. Jūs susidursite galbūt su kažkokiu tai autoritetingu žmogumi, kuris jums nurodys, kaip pasiekti savo tikslų, kaip įgyvendinti visą tai, ką jūs norite padaryti ir turėtų jums pasisekti. Ar taip? Taip, jūs galėsite priklausyti toj sferoj, kurioj norite, tik jums darėtų dar pasimokyti iš kažko tai. Galbūt šalia yra kažkoks tai vyresnis žmogus ar kažkokia tai moteris, kuri galėtų jums patarti. Tiek būtų antram variantui. Dabar žiūrėkime, kas yra trečiam variante. Čia matosi. Trečias variantas. Vyrukas norėtų pakeisti santykį, tarsi susitaikyti norėtų. Ir jisai tai gali padaryti, jeigu nustos pykti. Kodėl buvo čia pykti? Buvo užlaikyti kažkokie emociniai ryšiai. Galbūt kurį laiką nebendravot, neišklausėt viens kito. Ir dabar prisidengia tuo, kad tai jauna, tai kvaila, tai dar kažkas sutrukdė ir panašiai, bet jūs tiesiog nebendravot. Jūs tiesiog nebendravot, laikėtės jausmų savo, gerėjate savimi, džiaugėte savimi. Kaip kažkoks tai
nesugebėjot kažkaip paimti tų jausmų ir padaryti, kad viskas veiktų. Gyvenat kažkokiose tai iliuzijose, tarsi nebuvo priimtas sprendimas. Kodėl? Galbūt vartojate alkoholį, ar tai kažkokias neramios mintis dėl vaikų. Galbūt tas žmogus jau turi kitą šeimą ir vis dėlto pergyvenat. Bet viskas būtų gerai, jeigu jūs paleistumėt prisirišimus, kažkokią toksišką aplinką, kurioje nerandat ramybės. Ir galbūt viskas būtų gerai. Tiem, kas norėtų sugrįžti. Bet dabar yra pauzė. Reikia šiek tiek darbo įdėti, kad viskas pavyktų, kad atsistatytų balansas, kad užsibaigtų kažkokios tai kovos, kur buvo darbiniai srity susitvarkyti savo finansinę sritį, galbūt reiktų išeiti iš tos liūdesio apatijos, nes yra vilties, kad tiesiog to nematote, nenorite matyti, jūs esate nusisukęs, susigaubęs kažkokiu tai adijalu ir nenorite nieką žiūrėti, o dalintis reiktų. Dalintis tikrai reiktų ir savo tiek išmonę, tiek patarimais, tiek kažkokia tai patirtim, tiek finansais. Galbūt kažkam turite padėti. Galbūt jūs dabar esate nusisukęs nuo visko, kariaujate pats su savimi, galite sunkiai miegoti, svarstyti taip už prieš ir kas vyksta, kodėl ir visa kita. Bet reiktų pasvarstyti, kas liko už nugaros jums. Jūs kažkam turėtumėt atsiverti, pakeisti savo svarstymus dėl kažko ir pažiūrėti, kiek turite resursų, kažkam reikia pagalbos iš jūsų. Tada galbūt jums bus kitokia situacija, kas čia bus. Jūs galėsite tvirčiau jaustis. Pabaigė visas kovas, susitaikė su kažkokiais žmonėmis. Toks būtų antras variantas. Tas trečias variantas toks būtų. Dabar žiūrėkime ketvirtą variantą. Kažkas tiksliai žino, kad reikia keliauti į naujas pradžias, arba kažkas tiksliai žino, kur eiti, ką daryti ir panašiai. Ir kas čia vyksta, kodėl? Kažkas jaučiasi visažiniu, kur eiti, ką daryti, bet pats sėdi vietoje. Kodėl? Dėl kažkokio tai susipiktinusio vyruko, kuris nėra atsinaujinę savo kažkokio tai jausmingumo, teisybės ieško, bet neranda. Galbūt taip galima pasakyti, kad kažkas sako vienaip, galbūt klausotės kažkokios moters žodžių ir galvoje verda kažkokie tai. Jūs kažkam siūlote jausmus, o jums atsuko tiesiog kažkokį tai piktą žodį, pasako, atstumia ir nieko nenori daryti. Jūs tarsi einate iš vienos, galbūt pas mamą nueinate, arba pas vieną moterį nueinate, jinai pikta, pas kitą moterį nueinate, jinai sako jums ką daryti, o jūs tiesiog laisvą gyvenimą gyvenat. Ar čia vyrukas kažkoks ateina ir negali apsispręsti, pas katrą eiti, katra bus geresnė. Kaip yra?
Sako, kad kažkaip tvirtai stovėtum, turi kažką atnešti. Kažką duoti. Kad tvirtai stovėtum. Turi apsirūpinti save pirmą, paskui eiti pas kažką. Kai tai padarysi, tada galbūt bus kitokia situacija. Ar tai bus? Pažiūrėkime, ar bus kitokia situacija, kai apsirūpinsit viskuo save. Jūs tada turėsite kažką. Jūs tada tai ir turėsite. Kad turėsite pasirūpinti savimi, galbūt jau laikas būtų tai padaryti. Galbūt jau kažkas, netgi keletas žmonių jums buvo sakę, kad rūpinkis savimi, tiesiog. Jums trūksta finansinio arba kažkokio tai stabilumo gyvenime. Ir žmonės tai pradeda pastebėti. Jūs jaučiatės kaip vaikas, tai pas vieną, tai pas kitą. Ir atrodo, kad metas kurti jau savo. Ar taip? Taip, jūs esate pasirinkimų, daugybė pasirinkimų kažkokiam tai labirinte, ar tai kažkokiam galvosūkį, kur nueinat pas vieną, sako, čia taip, anaip ir patar kažką, o tai sako, susikur kažką, kas tau duotų stabilumo, tvirtumo ir galbūt pastovų atlyginimą, ar tai kažkokį tai materialumą, kur tu galėtum į kažką investuoti ar panašiai, arba kad viskam užtektų. O jūs svarstote apie ką galėtumėt dar be to padaryti. Nors jums stabilumas atrodo, kad nėra pats svarbiausias. Kad jūs aklai žiūrite į visą situaciją. Kodėl taip naiviai žiūri? Nes jūs ateinate arba galbūt yra kažkoks vyresnis žmogus, kuris jūs šelpia, duoda, galbūt tie patys žmonės, kurie jums kažką sako, jie jūs vis paremia. Dėl to jūs ir žiūrite, kad jums užtenka, jums gerai šiandien, o rytoj nelabai svarbu. Renkuosi kažką. Taip, nematote, ką rinktis, nežinote, kur eiti. Tikitės, kad švęsti reikia kaip tikitės, kad kitų žmonių akyse šviesdami galbūt gyvenimą ir darydami įvairius dalykus, kad jūs laimėsite, kad jums pasiseks kažkokia nusišypsos, kažkokia galimybė sutikti žmogų, kuris jums pagelbės, kuris suteiks kažkokią emocinę pilnatvę. Sėkmės ieškant, galbūt tai ir ateis. Toks buvo 4 variantas. Su jumis tiem, kas tiki. Ačiū, kad žiūrėjote, galite komentuoti bei rašyti asmeninę žinutę į tarotiem, kas tiki @gmail.com.